Jasaičiui taiklus metimas išveda į priekį Lietuvos rinktinė 26-24. Minutė ir 20 sekundžių sužaista antrajame rungtynių kėlinyje. Markovičius, Savanovičius, Teodosičius. Ir Milošo Teodosičius metimas iš toli netaiklus. Serbai pirmieji prie kamulio. Kova dėl atšokusių kamuolių. Kol kas į ją laimi Lietuvos komanda, tačiau ne visada taip atrodo. 12-10 pagal kovą dėl atšokusių kamuolių. Lietuvos rinktinės naudai. Bielica prieš Tomą Delninkaitį išnaudoja savo ūgį 2 metrai ir 9 centimetrai. Toks Nemanijos Bielicos ūgis. Ir 5 metų kontraktas su KH Laboral. Praranda kamuolį Lietuvos rinktinė. Martynas Pocius. Vienas iš didžiausių atradimų ne tik mums, ko gero, bet ir apskritai šiame pasaulio krepšinio čempionate. Martyno Pociaus žaidimas yra tiesiog stabiliai geras. 9 taškai per rungtynes, tačiau ko gero ne tik taškais reikia matuoti tuos nuopilnus. Dabar Tadas Klimavičius perima kamuolį, atspėdamas varžovo sumanimą. Tomą Delninkaitį Bielica stabdo pažeisdamas taisyklės. Mantas Kalnietis ir Linas Kleiza grįžta į aikštę. Tadas Klimavičius padirbėjo gerai. Tomas Delninkaitis su jo pasirodymu aikštelėje po to, kai pakilo nuo suolo Tomas Delninkaitis, pagyvėjo žaidimas ir būtent tada ir įvyko Lietuvos rinktinės spurtas. Simas Jasaitis. Prieš jį Mačvinas, aukštesnis žymiai krepšininkas. Pocius. Teisingai dabar viską padarė Lietuvos komanda dėl to, kad aukštesni krepšininkai prie Lietuvos rinktinės gynėjų, o štai prie Pauliaus Jankūno liko Milošas Teodosičius. Paulius Jankūnas šiandieną labai didelė jėga Lietuvos rinktinės puolime. 28-26. Savanovičius prieš Liną Kleizą. Šaltakraujiškas šitas krepšininkas, labai užtikrintai žaidžia šiame pasaulio krepšinio čempionate. Ir žingsniai dabar fiksuojami jam. Nors dar bandė kažką ten sugudrauti, mesti kamuolį į kojas. Štai čia tas epizodas. Atsitrenkė į Liną Kleizą ir nebežinojo, ką toliau daryti. O po to čia nugriuvo taip. Žingsniai ir Lietuvos rinktinė. Jau varžovo aikštės pusė. Kleiza. Paulius Jankūnas, gražus perdavimas Simui Jasaičiui. Idealiai Lietuvos komandos ataka. 2 krepšininkai šoko prie Pauliaus Jankūno, kuris baigia išvaryti iš proto Dušaną Ivkovičių. Ir Simas Jasaitis laiku įkirtęs. Padidino Lietuvos rinktinės pranašumą iki 4 taškų, matydamas, jog lietuviai renka taškus baudos aikštelėje. Dabar aukština savo penketą, jeigu taip galima sakyti. Dušanas Ivkovičius grąžindamas į aikštę ir Novicą Veličkovičių, ir Kostą Perovičių. Veličkovičius. Teodosičius iš 3 taškų zonos. Netaiklus Milošo Teodosičiaus metimas, atkovoja kamuolį Linas Kleiza. Geriausias kovotojas dėl atšokusių kamuolių Lietuvos komandoje Mantas Kalnietis. Spaudžia jį. Stefanas Markovičius, tačiau prisispaudžia ir gauna antrą pražangą. Šios dienos rungtynėms teisėjauja Jorge Vaskesas iš Puerto Riko. Graikas Kristos Kristodolų dabar atidavė kamuolį Linui Kleizai ir Antonis Jordanas iš Jungtinių Amerikos valstijų. Nemažai rungtynių šis amerikietis teisėjavo Lietuvos komandai grupės varžybose Izmyre. Mantas Kalnietis. Ir pats, atrodo, suklysta čia Mantas Kalnietis, žingsniai fiksuojami jam. Nepavyko pergudrauti dabar Kostą Perovičių, štai taip jis stovi pakeliui link krepšio Mantui Kalniečiui ir šalia nebuvo nieko, kam galima buvo numesti kamuolį, taigi tie patys 4 taškai ir varžovų kamuolys. Stefanas Markovičius pradeda serbo ataką. Į baudos aikštelę atgal prie 3 taško linijos, Veličkovičius į baudos aikštelę, Perovičius
irgi atgal. Kęstučiui Kemzūrai pabandė numesti kamuolį. Kęstutis Kemzūrai jį praleido į užribį ir Lietuvos komanda. Lietuvos komanda yra pristabdžiusi serbų puolimą, kuris beveik be trukdymų veikia pirmo kėlinio pusėje. Šiame ketvirtyje serbai kol kas yra įmetę 4 taškus. Lietuviai irgi tik tai 7. Markovičius visiškai laisvas prie tritaškio linijos. Netaiklus metimas. Mantas Kalnietis atkovoja kamuolį ir šiaip ne taip. Apgauna visus jį besivaikančius varžovus. Tadas Klimavičius, Martynas Pocius. Manto Kalniečio metimas iš 3 taškų zonos. Netaiklus. Simas Jasaitis atkovoja kamuolį. Linas Kleiza pamušė jį. Dar vienas šansas. Na, sunkios rungtynės ir abi komandos šiandien gana prastokai meta. Jėgų tiek fizinių, tiek emocinių padėta daug ir šiame čempionate ir žinoma pusfinalio rungtynėse. Linas Kleiza imasi iniciatyvos ir pelno 2 taškus įveikdamas 1-1 Bielica. 32-26, iki 6 taškų didėja Lietuvos komandos pranašumas. Ir kietai dabar užgriūva iš karto dviese Lietuvos rinktinės krepšininkai. Stefaną Markovičių, kuriam įmetė kamuolį. Milošas Teodosičius štai čia. Pražanga bus Martynui Pociui. Ne, Mantui Kalniečiui, ne Mantui Kalniečiui turėjo būti pražanga. Prasižengė Martynas Pocius. Čia teisėjo klaida ir atrodo, kad teisėjas tai pripažįsta. Ir labai gerai dėl to, kad priešingų atveju Mantas Kalnietis būtų gavęs jau 3 asmeninę pražangą. 2 turi, o dabar pirmoji Martynui Pociui. Ir Stefanas Markovičius meta 2 baudos metimus. Nenadas Kirstičius grįžta į aikštę. Jis šiandien pelnė 3 taškus ir jau atkovojo 6 kamuolius. Tai yra pusė visų Serbijos rinktinės kamuolių. Markovičius nepataiko baudos metimo. Stefanas Markovičius irgi pasirašė kontraktą su Treviso Benetton komanda. Ir prameta jis ir antrąjį baudos metimą. Tie patys 6 taškai skiria komandos. Mantas Kalnietis. Tadas Klimavičius. Ir serbams atitenka kamuolys. Tai nelengva šiandieną. Štai taip paprastai pralaužti varžovų gynybą. Ir sustingo Tadas Klimavičius. Šiandien Lietuvos komanda prarado 5 kamuolius. Varžovai suklydo 6 kartus. Stefanas Markovičius dabar gražiai prisidengdamas korpusu pelno 2 taškus. Trys minutės ir 45 sekundės iki antro ketvirčio pabaigos. Linas Kleiza. Prieš Novicą Veličkovičių, viena iš geriausiai besiginančių krepšininkų varžovų komandoje. Atšoka nuo jo Linas Kleiza ir pelno 2 taškus. Jis kol kas vienintelis savo individualiais sugebėjimais ir gali nutraukti tylą. Ketvirtasis iš eilės Lino Kleizos taškas, 34-28. Bielica. Prieš jį Simas Jasaitis prašo kamulio, Nenadas Kirstičius gauna jį, bet toli nuo krepšio, sunku Tadui Klimavičiui, laikosi jis tiek, kiek gali. Novica Veličkovičius pašokdina Liną Kleizą ir pataiko sudėtingą metimą, dar priversdamas prasižengti Tadą Klimavičių. Bent jau toks yra rungtynių arbitro gestas ir sprendimas. Jau antrą kartą šios dienos rungtynėse tokia situacija, nenori su tokiu sprendimu sutikti Tadas Klimavičius. Dar kartelį žiūrime čia. Gal ir nelietė varžovo rankos dabar. Robertas Jevtokas grįžta į aikštę. Veličkovičius pataiko baudos metimą. Skirtumas mažėja iki 3. Mantas Kalnietis atsiduria ant grindų, tačiau išlaiko kamuolį Lietuvos komandai Linas Kleiza.
Užstrigo čia Lietuvos rinktinės ataka. Linas Kleiza nieko nelaukdamas meta ir pataiko iš vidutinio nuotolio. Linas Kleiza. Šiandien jis jau yra pelnęs daugiau taškų nei vakar, jau 11 Lino Kleizo sąskaitoje. Jis pasivijo Paulių Jankūną, kuris yra pelnęs lygiai tiek pat 36-31. Nenadas Kirstičius dabar jau prieš Robertą Javtoką. Dvikova tokia lygesnė. Ir nepataiko Nenadas Kirstičius. Linas Kleiza, 3 varžovai jo kelyje. Simas Jasaitis nieko nelaukdamas meta iš 3 taškų zonos ir pataiko. Simas Jasaitis 39-31. Serbai prašo minutės per traukėlės. Dvi minutės ir 24 sekundės lieka iki antro ketvirčio pabaigos. Simas Jasaitis, paskutinės atkarpos didvyris, apskritai šiandien žaidžia idealiai. Simas kol kas pelnė 8 taškus, meta 100%, pataikė abu 3 taškus ir 2 taškai, atkovojo jau 5 kamuolius ir atliko rezultatyvų perdavimą. Tokia Simo Jasaičio statistika ir Lietuvos rinktinė po jo 3 taškio įgyja 8 taškų persvarą. Novica Veličkovičius ją mažina iki 6. Renaldas Seibutis po minutės pertraukėlės Lietuvos komandoje. Robertas Javtokas, man toks įspūdis, laksto vieną koją aikštelėje. Linas Kleiza nugriūva. Ir ginčą užfiksavo arbitrai. Gerai, kad užfiksavo ginčą, nes pakėlė abi kojas Linas Kleiza čia. Galėjo sušvilpti ir žingsnius. O dabar kamuolys lieka Lietuvos komandai. Ir jį tęsia ataką. Tiesa, jai 11 sekundžių. Tai reikia turėti omenyje. Dušanas Ivkovičius, jam 66. Jis žino, ką reiškia laimėti pasaulio čempionatą.